Savo artimaisiais sėsime prie kūčių stalo ir pagal tradicijas ant to stalo turės būti 12 patiekalų. Dabar jūsų dėmesio reportažas apie vieną pagrindinių kūčių vakarienės patiekalų. Labadiena, iki gražiausių metų švenčių lieka vis mažiau ir mažiau laiko. Šiandien pasidalinsime arba pakviesime išmokti naujo recepto, kuris puikiai tiks kūčių stalai. Tariu labadiena lietuviškų patiekalų restoranų Forto dvaras virtuvių šefui, pavadinkime tai ponų Ramūnai. Tai pone Ramūnai, iš tikrųjų, ką mes šiandien gaminsime? Mes šiandien pasigaminsime kūčių stalui tradicinį patiekalą kūčią. O ko mums reikės ir kas tai per patiekalas? Tas patiekalas yra skirtas vaišinti vėliams, bet jis puikiai tinka kaip puikus skanėstas. Ir jam reikės pasigaminti visų pirma, tai yra grūdų mišinio. Čia aš pirkau, kad ir būtų lengva ir šeimininkams, mūsų parduotuvės yra 5 grūdų mišinys košiai. O kiek jo reikės mums? Reikės, žiūrint kokią šeimyną, kiek norim pasigaminti, kokių 200 gramų šiandien pabandysim. Ir aš, pane Ramūnai, dar paklausiu, o tas patiekalas kūčia, jis yra skirtas vienam žmogui, ar tai gali būti didesnis ir skirtas visai šeimynai? Tai be abejo visai šeimynai, nes tai yra kūčių vakarienė, sėdasi šeima ir dar būtinai turi likti jo ir pavaišinti, kaip sakiau, vėlėms. Tada be grūdų mums reikės skaninti būtinai natūralaus medaus, aguonų ir galima dar dėti saulėgrąžų, lazdyno riešutų. Viskas pagal skonį. Taip, pagal skonį. Ir dabar ką mes jau gaminsime, taip? Grūdus reikėtų užmerkti bent jau iš vakaro, kad kokį 12 valandų jie išbrinktų vandenyje ir paskui juos išvirti. Taigi dabar užmerksime grūdus į vandenį. Kiek reikia vandens šiems grūdams? Jūs minėjote lygtais apie 200 gramų. Tai vandens reiktų kokio litro, kad tikrai jo netrūktų. Ir sakykite, pane Ramūnai, užmerkti, minėjote, nakčiai prieš 12 valandų, laikyti šiltoje vietoje? Taip, kambaryje galima, kambaryje, taip. Taigi statome puodą ant viryklės, pilame mūsų užmerktus grūdus. Su to pačiu vandeniu, kuriame mirko? Taip, taip. Ir sėkmingai laukiame, kol išvirs. Jie turėtų tiesiog suminkštėti, ar kas turėtų su jais įvykti? Taip, turėtų suminkštėti, kad jau galima būtų lengvai sukramtyti, bet turėtų būti birus, nepervirę, nevirti į košę. Įdedame šiek tiek druskos ir paliekame virti. Dabar jie mums išbrinkę virs kažkur apie pusę valandos. O kitame puode ištirpdysime medų. Kiek medaus? Medaus pagal skonį, aš kažkur čia naudoju apie 200 gramų medaus. Tiek pat panašiai, kiek ir kruopų. Jo. Ir dabar pasidarysime medaus mišinį su visais ingredientais, tai yra aguonomis. Sumaišysime, pilame į medų. Lukštentų saulėgrąžų, jas galima pakepti arba tinka ir natūralios. Ir viską supilame į vieną medų. Į medų. Taip, ir riešutus. Ir išmaišome. Tiesiog paprasčiausiai išmaišome, kad taptų vientisa masė. Taip. Taigi, kruopos. Kas su jomis yra padaryta šiuo metu? Yra kruopos išvirtos, byrios, perplautos šaltų vandeniu ir atvėsintos. Taigi, sudedame kruopas. Čia siūlyčiau pasilikti vakarienės pabaigai, nes tai yra saldus, kaip desertas ar skanėstas galima jį valgyti. Taigi aš pridėjau daugiau nei pusę formos grūdų ir ant viršaus sudėsime mūsų padarytą medaus ir aguonų mišinį. Ir dabar nuimam formą ir labai gražiai atrodo. Tai, pone Ramūnai, mūsų patiekalas pagamintas, beliko jį papuošti. Taip, galima papuošti žalumos šakelėmis, šiuo metu mėtomis ir siūlau skanauti. Pone Ramūnai, dar trumpai priminkime, kas tai per patiekalas, iš ko mes jį paruošiame ir kada jį tinka valgyti. Tai yra kūčia, tradicinis kūčių patiekalas.
Jis yra gaminamas iš grūdų, paskanintas medumi, aguonomis ir riešutais. Ir ką, belieka palinkėti gražių švenčių tiek jums, tiek žiūrovams, skanauti šį patiekalą ir tariu ačiū ponui Ramūnui, lietuviškų patiekalų restoranų tinklo Forto dvaras virtuvių šefui. Ačiū Jums labai, o Jums linkiu gražių švenčių, skanių patiekalų ir iki kitų susitikimų. O dabar dar kartą tiesiogiai Vilnius ir